24, dabar vėl 24, 5 krūvelės po 24. Gerai, aukštoji matematika man bus, ne? Pusę kilogramo irisų. Gerai. Rusiški tapo nelegalus, tai naudojam lietuviškus. Latviški. Ai, latviški. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dabar pažaisim taip, kad kas greičiau Tai sukstas gaus maišą saldainio, ne? išnagrinės. Motai, aišku, jau kai visada jinai sukčiauja, nes jos kaime buvo tas įprasta daryti. Taip. Sukčiauti, vogti ir panašiai. Jo, rusų laikais tai buvo, Romai. Užteko visiems. Gerai, tai pradėjom jau. Nu, aš kažkaip mėginsiu pats. Ne, jau čia prilipė tėva. Terytė, ne, nu negalima, ką tu čia turnavuoji. Aš jau lėčiausias, bet dėl to, kad su viena ranka. Gerai. Gerą baigų. Reikia pagreitinti. Gal bent jau moj veiksiu. Įsidėda būtų neįveikti man tavęs. Bet tu dvigubai mažiau turi. Mūsų tavo pirštai miklesni, mano pirštai. Ne, tikrai neaplenksiu. Aš taip pat mes išnagrinėję esam. Ai, aš prisiminiau, ne taip darau. Gerai paduosi. Gerai paduosi. Neduruna. Nu, biškai kando. Man atrodo tai, kad aš laimėsiu. Tai jo, bet aš norėčiau bent jau prieš mo laimėti. Tu gal popierių nemes, ką? Saldainius į pilvą, popierių žibuoti. Aš sakiau, kad mo iš to kaimo, kur visi sukčiai buvo. Į kitą kaimą važiuodavo žmonių apgaudinėti. Taip, Romusi, gerai, čia anksčiau tokie laikai buvo, aš tau sakiau, juk senai tą pasaką pasakiau. Aha. Va, triukas toks, kad ne už galų, bet už vidurio imti. Tuomet greičiau. Ne, nėra šansų man pasivyti, mo. Dar 22 išnagrinėjau. 22 apie 100 gramų. Ai, 24 apie 100 gramų. Nu, tai tu pirmuotai, tu nenorėjai darbus atlikti iš karto. Nu kas? Nu, 24 įveikiau, nu dar. Ką, mo laimėjo? Tai 24, aš tai tam 8 turiu. Tai aš irgi. Tai aš tai užšau. Kiem, kas jau gerai. Gal dar pažiūrėsim, kiek aš šiandien susiu. Na, tai atsižvelgiant į taisyklės, kad mo turėjo per pus mažiau. Bet vis tiek pirmutinė laimėjau. Nu, tai dėl to, kad per dvigubai mažiau turėjai negu mes su mama. Nu, tai ką? Tai dabar jau turi padėti man. Nu, Romutė, tai vis galima sakyti, mo laimėjo. Aš vyresnė biški, žinok. Kai tu mano metų sulauksi, gali tu niek neišlukštenti. Ar atsimeni pyragą tą? Aš jau nudžiuoju, kad nedarytų. Už užšukštenimą paklopso vienas saldainis. Prašom, dėkis su popieriuku. Ne. Daugiau kalorijų bus. Taip. Daugiau energijos turėsi. Ui. Tai truputėlį virš pusę kilogramo, taip, mam? Taip. Ačiū, viskas, užtenka. Ir 200 gramų sviesto. Gerai. Ir kukurūzai. Ką, čia irgi reikės sugdaibyti? Prieš langą nenoriu žodžiu. Jo, gerai, kukurūzai. Su morkomis. Tai specialiai tokių išrinkai, netyčia turbūt. Nebuvo. Tai čia nesumatys, čia tiek morkų įdėta, Romai. Nu čia bus, tai šitie iš morkų padaryti, čia viena morka. Vieną kukurūzą, kai nori padaryti. Viena morka. Taip. Čia net spalvos nėra morkų. Nu tai morkos yra šiaip nudažytos, žinok. Jo, čia tikrai morkos. Čia morkų nei gramo, Romai, nėra. Čia net spalvos nesimato morkų. Ar morkų tokia spalva. Čia kukurūzas. Nu taip atrodo. Nereikia čia jokių pienų, nieko? Ne. Čia pamaišyk taip, kad nesviltų.
Tau leisiu, ateik. Ne, jau tos būsimasis virėjas šefas. Taip. Viskas, susipėjai į kavinę dirbti, ką čia dabar jums galvoji? Savo geriau atsidaryt. Nu, tai atsidaryk savo. Žinai, pasakys taip. Ar, paklausiu žmonių, ar eitumėt pas močiutę į kavinę pavalgyt? Jeigu močiutė ten tik tai, nu taip, pasirodytų, savo veidą parodytų ir panašiai. Ir būtų močiutės firminiai patiekalai. Tai va, toks klausimas, parašykit. Būtų vidutiniškai brangu. Bet labai skanu. Jo, nebūtų pigiausia tikrai užeiga, bet kokybė būtų gera. Jo. Dieve, ir vyras grindis plauna, sako, viską, jie, viską, patys. Ten Romai to darbo, tai va Jėzus. Žinai, tas labai skanus saldainiai. Reikia maišyti iki vientisos masės. Bet čia dar užtruks biškį. Ir šiaip, aišku, būkit labai atsargus, lengva apsitaškyti ir nusvilti. Didesnė vindė reikia čia rūmų. Nereikia čia didesnio. Bet vis tiek, jeigu... Maišymui, užpilimui, tai reikia va didelį indą, jau čia yra paruošta. Lietuviški kukurūzai. Jo, iš Romo daržo. Nu, auga tokie. Dar turiu klausimą, o ką tau šiaip va šitas kivis primena kažką? Primena, kad kivis, kad auga ant medžio. Bet čia tokie du sujungti. Dvinukai. O dar kažką tai. Nu čia vis tiek yra tokie, ką žinau. Tavo užpakalį. Aišku, užpakalį, supratau. Ištirpę. Pats sviestas jau kaip ir vientisas, bet neįsileidė ir jisai. Romai, kokia rūgštis lyva. Tai gerai tau, tinka. Aš tinka, bet žinai, čia nuo saldainių matyti, burna saldi, tai va. Masė jau yra kaip ir vientisa, tik tai yra pačių dar risų neištirpusių. Ant popkornų būtų gerai tokį užsipilt. Nu tikrai gerai, tu čia sugalvojai, Romai. Kita, kad taip ir padarysim. Šiaip tai aš tas paprašau. Romai, tu klausy, gali tikrai gerai tas toksai padažas, va. Taip? Bet jie labai, Romai, sulips vieną vietą, tie popkornai irgi tik ką tu. Skystesnį padaryk. Ne, Romai, vis tiek. Kad ir kaip ten būtų, vieštas, ko paprašau, to tu nepadarai. Gana ir taip jau čia mešinas, pažiūrėk, ką tu panašus. Netoks ir meškinas. Na, jo. Pažiūrėk, koks kietas. Tikrai, va. Žinai, nuo ko? Nuo sėdimo darbo tu kietas čia pasidaręs. Ką aš norėjau sakyti? Tiek, ne tiek jau daug sveriu dabar, numetęs biškim. Tiek numetęs jau kilogramų. Tai tu čia priaugus. Pasižiūrėsim, 8-2 gal kokius sveriu. O, tai tikrai numetęs jau daug. Nu ir gerai, čia nereikalinga tas svoris. Bet ateina žiema, bus šalta. Galima kažką mąstyti ir biškį apie svorio priaugimą. O vasarą reikės numesti. Labai karšta. Maišykit atsargiai, nes galima nusisvilinti ir pirštukus. Taip. Galima gauti. Šis pyragas primena laikmetį prieš 30 metų. Tai va tokius pyragus valgydavo per vestuvės, čia būdavo didžiausia prabanga. Eik, tu. Romai būdavo Romutė būdavo, kepdavo tų ragolį būdavo. Irgi per tas vestuvės, žinau. Taip, Romai. Atsimeni, kaip anakar padariau, kaip Tera pavogė iš jumis. Jo, atsimenu. Žaidėt ir Tera pavogė. Tai bet dabar daug norinčių į tą pyragą. Močiutė nori pasiimti, jai sakė, reikės įdėti į apačią. Man reikia pasiimti, į svečius nusinešti ir dar... Neužteks. O man į turgų nuvažiuoti su gabaliuku parduoti. Ir tau į turgų pažiūrėti, ar gerai eitųsi toks pyragas. O darytume tada, ne, Romai? Kiekvieną savaitgalį. Nu va, štai, išmaišiau. Man nereikia lipdyti jo. Storulė darosi. Taip, mo tikrai nereikia daug. Taip, žiema jau antas. Tai užtat svoris ir auga. Manau, užtenka. Sočiai. Galima pamėginti pasidaryti kokią nori formą. Taip galima daryti atskirais pyragėliais, jeigu nori.
Nedėlės, bet daug vietos Jolanta užims. Nu tai kas, man tai gali gražiai padaryti, arba viską gali belia kaip daryti. Nu tai va tokia ir logika. Taip čia gali padaryti, žinai, ką pasakyti, eglutę sulibdyti romanį. Ką tik tai nori, gali namelį pastatyti dar kažką tai. Tai Nu, ne tai, kad... močiutei, kad nesipilnėtų. Užteks man. Užteks, ačiū. Viskas. Gerai, tvarkyk. Tai ką, viskas gerai, ai, ne tą pusę dėjai. Ne, aš galvoju, įdėsiu bus gerai, bet ne. Jo. Man. Taip. Man į svečius. Irgi, svečiam čia irgi Nebūtina daug. nusinešti truputėlį. O kitą paliksim namuose. Kiek tų saldainių kilogramas kainuoja? Tų saldainių kilogramas kainuoja 10 eurų. Nemažai. Nemažai tikrai. Pyragas čia nėra baisiai pigus. Nu tai pas mane turguje kainuos 30 eurų. Darbas, viskas, Romai. Žinoma. Podų išplovimas, vanduo. Taip. Štai, į svečius gabalėlis, toks pat kaip pas močiutę. Ne, tavo biškį nedėsiu. Nu. Tas pats. Tas pats reikės pasverti. Na ir likusi pasiliksim namuose, nes kažkaip labai mėgsta ir terą. Mėgsta. Negalima, mes jai neduodam, bet anąkart, kai padariau, tai pavogė. Terutė. Pavogiai, taip? Bet gal irgi reikia 2 gabaliukus dėti. Taip, man tai geriau, tai tau. Fainai. Va. Galima pjaustyti ir valgyti, arba transportuoti dar kažką. Reikia Romutį palauk, kuris atvies. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.